Labą dieną, gerbiami klausytojai. Tai dabar aš tęsdamas mūsų mokymų temą pakalbėsiu apie stambių paukščių lizdų apsaugą, kada jas yra įtraukiamas į saugomų rūšių informacinę sistemą. Tai šiaip tradiciškai miškotvarkos proceso metu ir po to valstybinės miškų kadastre buvo žymimos retas miškų paukščių lizdavietės. Kiekvienais metais praėjus miškotvarkai duomenys būdavo atnaujinami. Tačiau buvo nuspręsta, kad lizdavietės nėra miškų kadastro objektas, nors lizdų duomenys ir toliau yra vaizduojami miškų žemėlapiuose. Tai kaip pavyzdys yra vienas iš tokių sutrumpintai tai vadinama RKO ir, sakykime, tai yra juodojo gandro lizdas arba kitų plėšriųjų paukščių lizdai. Atsiradus saugomų rūšių informaciniai sistemai buvo tikslas fiksuoti visas saugomas rūšis, jų augavietės, vadavietės, informaciją surinkti, susisteminti ir pateikti suinteresuotiems asmenims, užtikrinant duomenų ir informacijos apie saugomas rūšis viešumą. Bet pabrėšiu tuo pačiu ir konfidencialumą, nes duomenys yra, kaip sako, dedami atitinkamai tvarkingai ir pateikiami lygiai taip pat, kad būtų užtikrinama jų ir apsauga. Ir šioje vietoje yra ne tik lizdaviečių duomenys, kaip buvo prieš tai kalbėta, bet ir paukščių bei kitų gyvūnų bei augalų stebėjimai. Tai pati saugomų rūšių informacinė sistema, jos naudotojų gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra prisiregistravę sistemoje per elektroninius valdžios vartus. Ir tokie asmenys gali teikti duomenis, gali juos gauti ir, būdami ekspertais, gali juos tikrinti. Žodžiu, sistemos duomenų gavėjai pagal motyvuotus prašymus gauna jos dominančią informaciją apie saugomų rūšių vadavietės ir augavietės, o pagal informacijos teikiamą teisę gali suformuoti ir atsiųsti jiems išrašą, jeigu tai duomenys norimi gauti. Ir yra pagrindiniai teisės aktai, tai būtent saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatai bei saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas. O sistemoje sukaupti duomenys yra naudojami praktinės gamtosaugos veiklose, rengiant saugomų rūšių apsaugos planus, gamtotvarkos planus, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentus, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, miškotvarkos dokumentus, kitus dokumentus ir sprendimus. Sakykime, ta duomenų bazė pildosi ir joje yra tikrai daug įrašų. Vien per 2019 metus buvo pasikeitusius teisės aktų pagrindą atnaujintas RIS aplikacija, tai yra saugomų rūšių sąrašas pagal aktualizuotas saugomas rūšis, bei duomenų teikimo tvarkos aprašas. Tai kaip pavyzdys, kad tais metais duomenys RIS teikia 64 duomenų teikėjai, anketų iš viso buvo pateikta arti 2000, didžioji dalis jų patvirtinta. Taip pat buvo gauta arti 700 prašymų dėl duomenų gavimo, suteikta arti 200, išduota išrašų arti 500 žodžių. Ir čia noriu pasakyti, kad RIS duomenys tikrina pagrindė VSTT, tai yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos metodinio analitinio centro ir biologinės įvairovės skyriaus specialistai, ekspertai, kurie yra atitinkamai kompetentingi atskirų grupių rūšių pažinime. Dabar duomenų vedimas įsivys, aišku, dauguma iš jūsų vedate arba vesite duomenis į šią sistemą, taigi prisijungus per elektroninius valdžios vartus yra galimybė vesti naują anketą, tarkime gyvūną. Ir sakysim, mes jeigu pasirinkom kažkokią tai paukščių rūšį, tai bus jūrinis erelis, mes galime suvesti aptiktą tiek šio jūrinio erelio stebėjimą, tiek konkrečią lizdavietę. Tai dabar vedant konkrečią lizdavietę mums labai svarbu yra koordinatės. Nes aktualu miške žinoti labai tiksliai, kur yra tas lizdas, kad būtų galima planuoti visas tiek ūkinės, tiek apsauginės priemonės. Todėl yra labai svarbu įsitikinti, ar teisingai buvo pažymėta lizdo vieta, nes tikrai nepatingėti pasitikrinti, galima įsijungti ortofoto pagrindą, galima žiūrėti žemėlapio pagrindą, kad nebūtų taip, kad lizdas bus įvestas netiksliai. Jeigu turite leidimą, sakyt, matyti savo arba kitų duomenys tame regione, tai galima tame langėje dar stebėti ir kitus įvestus duomenys bei palyginti, ar tas lizdas jau buvo žinomas, ar rastas kitų stebėtų. Tai rūšies individų skaičius, veiklos požymiai ir stebėjimo biotopas.
Tai sakykime, kitas pavyzdys yra to paties jūrinio erelio lizdo vedimo atveju, kad įvedami 3 individai, sakykime, ir fiksuojama, kad tai yra 2 suaugę paukščiai ir 1 jauniklis. Stebėjimo biotopas ir kita informacija. Tai yra šita grafa, kurioje įrašoma, kokiame biotope, kokiame miške, medynė ar miško kvartalė, sklype, jeigu žinoma, yra stebėtas šitas lizdas. Galima nurodyti sklypo rūšinę sudėtį, galima rašyti jauniklių skaičių arba nurodyti, kai lizdas konkrečiais metais buvo neužimtas. Toliau yra radavietės būsena. Tai vedant lizdą naujai, tai žymima, kad yra pirmas stebėjimas, jeigu tai yra rastas naujas lizdas. Arba galima pasirinkti kitas funkcijas, kad stabiliai lizdas stebimas periodiškai, kasmet arba kas keli metai ir stabiliai ten yra. Arba dar yra punktas, kada ta lizdavietė gali būti sunykusi arba sunaikinta. Šiuo atveju aš įrašiau, kad reikalingas oficialus raštas, jeigu mes norim toliau tą situaciją analizuoti. Ir yra pastabos laukelis, kuriame rašoma, reiškia, jeigu lizdavietė sunykus, tai pateikiama priežastis. Jeigu lizdavietė buvo tyčia sunaikinta, žinomas toks faktas, galima nurodyti aplinkybės. Ir šiame langelėje yra pateikiama informacija apie SRIS komisijos sprendimu nebesaugomas lizdavietės ar kitas radavietės. Ir šitą langelį arba šitą eilutę turėtų tikrinti inspektorius, kuris tvirtina miško kirtimo leidimus, nes kartais atrodo, kad lizdas SRIS sistemoje dar vis yra, bet čia pateikiama informacija, kad lizdas yra nebesaugomas. Duomenų vedimas į SRIS. Dar labai svarbi situacija, kad reikalingos kiekvienam naujai vedamam lizdui 2 nuotraukos. Jos įkeliamas specialia parengtimi iš savo turimų duomenų. Taigi nepamirštame, kad eidami stebėti paukščio lizdavietės, kaip gintarė minėjo, telefonas ir žiūronai gali tikti, arba fotoaparatas turintis funkciją pritraukimo, nes mums reikalingos 2 nuotraukos. Tai sakykime, pirma nuotrauka tai būtų medis su lizdu iš toliau nufotografuojamas, tam, kad būtų ateityje galima identifikuoti tą vietą ir ten ateiti ir susirasti tą lizdą. Ir antra nuotrauka tai yra lizdas medyje iš arčiau. Tokiu būdu mes matome, kokie padėtyje yra lizdas medyje ir netgi galime iš šitų nuotraukų nustatyti, ekspertai būdami, kad tai yra juodojo gandro lizdas. Toliau duomenys turi būti patikrinami, tai čia tikrina pati sistema, ar jūs teisingai viską įvedėte. Ir pateikite. Ir, žodžiu, duomenys yra užfiksuojami. Toliau duomenys yra adresuojami duomenų tikrintojui ir po to jūs gaunate pranešimą, kad duomenys yra patvirtinti arba gaunate pastabas. Dabar tos duomenys tikrina SRIS tikrintojai. Tai yra kompetentingi ekspertai, kurie tikrina pagal atskiras gyvūnų, augalų, grybių, kerpių ir kitas grupes. Tikrinama dažnai per mėnesį, o ekstremaliais atvejais, tai būtent kuomet yra miško kirtimo taisyklių 1 priedo rūšis, tai yra patikrinama per 5 darbo dienas. Pateikiamos pastabos, jei tokių yra. Pastabos gali būti teikiamos iki 3 kartų. Anketa gali būti atmetama, jei ji netinkamai įvesta arba duomenys joje yra nepilni. Naujai vedama anketa gali būti pašalinama iš sistemos, duomenų teikėjui per 1 mėnesį nesureagavus į duomenų tikrintojo pateiktas pastabas. Kiekvieną tokią anketą galima vesti iš naujo, atitinkamai ją pakoregavus pagal pateiktas pastabas. Duomenys gali būti sistemoje vedami kaip taškiniai, linijiniai ir plotiniai. Tai didžiausia dabar nerima kelia plotiniai duomenys, kurie tam tikrų metų buvo suvesti. Ir ypatingai miškininkams kyla klausimų dėl didžiulio ploto teritorijų, kuriuose kaip šiuo konkrečiu pavyzdžiu yra pateikiama, kad yra juodosios violetos poligonas, kuriamis yra 4-5 paukščiai ir jų balsai mišriame miške. Faktiškai toks įrašas atspindi tik tai situaciją, kad ten tas rūšis yra stebėta, fiksuota, bet realiai apsaugai negali pasitarnauti, nes nežinomos tikslios lizdavietės, neidentifikuoti tikslūs sklypai optimalų šiai rūšiai. Tiesiog yra nustatyta, kad tai yra tokia ploto teritorija. Tai lygiai taip pat mes galime įvesti visą miško masyvą ir pažymėti, kad tinkamas visas miško masyvas, tarkim šiuo atveju 3 paukščių rūšim, tai žvirniai pelėdai, jerudai ir pilkai meletai. Tai faktiškai tai tokia yra galbūt pirminė informacija, kuri neturėtų būti rodoma vartotojui, kuris projektuoja, sakykime, miško kirtimus arba rūpinasi konkrečiai rūšių apsaugą, nes ten nenurodomos tikslios
tikslios lizdavietės arba tikslios perėjimo vietos. Dar kas yra aktualu, tai duomenų aktualizavimas tarp raudonosios knygos objektų ir sistemos, tai reiškia miškų kadastro ir SIRISO. Tai jau 3 metus vykdoma šita veikla, kuomet raudonosios knygos objektas apžiūrimas natūroje. Nurodytoje vietoje, neradus tokios radavietės, yra tikslinama papildoma teritorija. Stambių miško paukščių lizdų atveju apžiūrimas dvigubai didesnis miško plotas, nei numatytas tokių lizdaviečių apsaugai miško kirtimo taisyklės. Ir tą darbą atlieka ornitologai ekspertai, miškininkai, turintys tokių lizdų vertinimo patirtį. Čia prisideda regioninių parkų ir nacionalinių parkų ekologai. Aptikus tokį objektą natūroje, patikslinus jo vietą arba rūšį, visa informacija nuo jį įvedama į SIRIS. O neaptikus tokio objekto, valstybinė miškų tarnyba ir miško savininkas gali būti informuojamas apie tai raštu. Čia palyginimui, kad miškų kadastre nustatytas yra iš viso arti 3,5 tūkstančio RPO lizdaviečių, iš kuriuo arti 1000 yra paprastojo suopio. Ir SIRISe tokių duomenų trūksta apie šias lizdavietės, tai beveik arti 2000 nėra tas teisės. Ir va čia yra tas darbo baras, kuris turi būti padarytas. Ir duomenys skirti patikrai. Tai sakykime, jeigu miškų kadastre nustatyta maža realio eismo lizdavietė, kaip šiuo konkrečiu pavyzdžiu kairiau, tai ir stebėjimo metu yra surandamas kitas lizdas, tai tada tie duomenys yra koreguojami. Dabar dvigubas spindulys. Tai kaip kad įsivaizduoti, tai jeigu yra stambių plėšriųjų paukščių ir juodojo gandro, tai tikrinamas net 400 metrų spindulys apie miškų kadastre esantį lizdą įrašytą įtrauktą. Kitų paukščių atveju 300 ir, sakykime, mažesniųjų iki 100 metrų spindulys. Tai žodžiu, tai supraskim, kad ne konkretus spindulys yra apeinamas, o, sakykime, ta teritorija, nes medynas dažnai nesibaigia su spinduliu. Tai sakykime, jeigu tai yra pavyzdys vištvanagio lizdavietės patikros, tada buvo tikrinta konkreti lizdavietė ir dvigubas jos spindulys. Ir dar vienas lizdas buvo žinomas papildomas ir stebėjimo metu, reiškia, buvo patikrinti kaip ir 2 tokie dvigubi spinduliai, tai reiškia, buvo šitie medynai visi ištikrinti. Ir viršutinis taškas rodo surastą visiškai naują lizdą vištvanagio, tai kaip ir Gintarė minėjo, paukščiai, kadangi lizdus renkasi kartais ir labai arti vienas kito, vištvanagis aplamai renkasi tinkamą medyną, kuriame gali sukrauti nuo 1 iki kelių lizdų, gana netoli vienas kito. Ir esant palankiam sąlygom, jie ten peri. Tai žodžiu, tokiu būdu yra patikslinami duomenys ir šitie duomenys tada dedami į sistemą. Kitas pavyzdys, jeigu mes turime nenustatytas rūšies lizdavietę, tokių irgi yra labai nemažai, kuomet buvo rasti lizdai, bet nenustatytos paukščių rūšys. Ir tokius lizdus tikrinant labai svarbu juos tikrinti paukščių perėjimo metu ir esant jaunikliams. Ir, sakykime, tikrinant tokį lizdą, jis, matote, nuotraukoje yra paišytas šakelėmis, bet to šakelės jau nebėra žalios, tai rodo, kad iš pavasario lizdas buvo krautas žaliomis eglių pušų šakelėmis, kurios jau į vasaros antroje pusėje yra nurudavusios, bet yra matosi kitų požymių, sakykime, vienas kitas pūkas ir paskutinis akcentas tokios lizdavietės šiuo atveju yra paukščių kaulai. Ir apėjos fragmentas apačioje, taigi mes tokį lizdą patikrinę jau galime nustatyti, kad čia yra vištvanagio lizdavietė. Ir tik šiemet kreipėsi ne vienas miškininkas iš jūsų ir su nuotraukomis ir tikrai buvo, remiantis šitais požymiais, būtent kaulais po lizdais rastais, mums nuliekanomis, buvo nustatytos vištvanagio lizdavietės. Dabar dėl lizdų nurašymo proceso, kuris visiems yra labai aktualus. Tai čia toks pirmas sakinys yra, kad lizdų nurašymas sistemoje tokio kaip ir nėra. Iš kitas taškas neįsitrina visiškai, jis išlieka. Duomenys šiaip tampa archyviniais, jų neatnaujinus po 10 metų. O pagal SIRIS aprašą duomenys apie sunykusią lizdavietę į SIRIS sistemą gali būti sudedami tik SIRIS komisijos sprendimu. Tai sakykime, visi jų suvedami duomenys apie sunykusias lizdavietės yra peržiūrimi, pateikiami komisijai, gali būti net patikrinami vietoje ir tik tada priimamas sprendimas. Duomenys apie sunykusią lizdavietę fiksuojami įvedant naują tokio lizdo anketą, tomis pačiomis koordinatėmis,
tik pastabose, kaip jau anksčiau minėjau, nurodant atitinkamos RIS duomenų tikslinimo komisijos tokio sprendimo datą ir protokolo numerį. Ir tą atlieka, tas duomenys suveda RIS deleguoti nariai komisijos. Tai tokiu būdu duomenys apie lizdavietę lieka sistemoje, bet lizdas jau nebėra saugomas. Ir šitą punktą turi žiūrėti inspektorius ar kiti naudotojai, RIS naudotojai, kad šito lizdo jau nebereikia saugoti. RIS komisija nagrinėja visus patiktus atvejus apie galimai sunykusias lizdavietės arba gautus valstybinės saugomų teritorijų tarnybai adresų prašymus dėl paukščio rūšies ar lizdo vietos patikslinimo. Galima pateikti oficialiu raštu arba prašymų saugomų teritorijų tarnybai pavieniui arba ištisų lizdų sąrašu tokius atvejus. Tokie lizdai tikrinami pagal RIS komisijos nurodymus. Taigi lizdavietės tikrina ornitologas ekspertas, kuris yra parenkamas arba pagal vietą, kad būtų arčiau lokaliai važiuoja, arba, sakykime, jeigu reikalingas specifinis ekspertas, specifiniai rūšiai, tada kviečiamas labiau patyręs ekspertas. Laikas patikros nurodomas lentelėje žemiau. Tai, sakykime, tai gali būti balandžio 1, birželio 3 dekadomis tikrinami jūrinis erelis ir žuvininkas, nukilnus iš čia įdėtas tiesiog, kadangi yra šita rūšis, gali būti netyčia surasta. Balandžio 2 dekada, Liepos 3 dekada, tai būtų juodasis gandras, mažasis arba didysis erelis ir tai vištvanagis. Ir, sakykime, labiau pavasarį tikrinamos pelėdos. Kaip Gintarė minėjo, tai paukščiai, kurie gali užimti plėšriųjų paukščių lizdus ir tuo metu labai svarbu jas pamatyti, nes vėliau atėjus jokių požymių per lizdaviečių mes galime neberasti. Patikrinus lizdavietę ir jos aplinką yra pateikiama išvada dėl tolimesnės apsaugos. Taigi apibendrinę savo stebėjimo ir patikros rezultatus, tokią išvadas RIS komisijai pateikia ornitologas ekspertas, lizdaviečių tikrintojas, užpildė specialią formą, kur nurodo visas tas savo išvadas. Ir komisijas gavusi visų patikrų išvadas toliau sprendžia dėl šių lizdaviečių arba apsaugos, arba nesaugojimo. Jei lizdas nebuvo rastas, bet pati buveinė lizdavietėje nėra pakitusi, tai yra vertinama, kad paukščiai dar gali susikrauti lizdą iš naujo. Nes ten yra, pavyzdžiui, tinkamų lizdų krauti medžių, tinkamas medynas, tik nebuvo rastas pats lizdas. Tokiu atveju gali būti skiriamas iki 4 metų atidėjimo laikotarpis ir tokios lizdavietės apsauga yra tęsiama. O vieta gali būti tikrinama reguliariai pagal poreikį, sakykime, kasmet arba kas porą metų, o gal tik po 4 metų, kai bus nuspręsta pagal rūšį. Ir informacija apie šį RIS komisijos sprendimą yra fiksuojama, vertinant vėlgi naują anketą tomis pačiomis koordinatėmis ir pastabose nurodant datą, protokolų numerį ir atidėjimo laiką, tarkime, nuo 1 iki 4 metų, koks buvo numatytas. Po 4 metų, paaiškėjus aktualią situaciją apie lizdą, informacijos RIS dar kartą atnaujinama. Tai gali būti padaryta ir greičiau, jeigu, tarkim, po metų paaiškėja, kad konkretus paukštis perė arba buvo surastas naujas tos pačios poros lizdas, situacija gali būti atnaujinama ir aktualizuojama. Tai praktiškai tiek norėjau pasakyti šitos RIS ir lizdaviečių apsaugos klausimais. Kokių būtų dar klausimų šitam pranešimui? Sveiki. Sveiki. Kuriam dabar iš lektorių tada turėtumėt klausimą? Gal Sauliui. Gerai. Dėl, čia Rokiškio regioninis padalinys, klausimas toks, dėl lizdo apsaugos spindulių. Jeigu keičiasi perintis paukštis, pavyzdžiui, vienais metais erelis rėksnys, nustatytas apsaugos spindulys 100 metrų, kitais metais užsikrovė jūrinis erelis, jau kaip ir jam apsauga būtų 200 metrų. Ar reikėtų keisti tą informaciją, tą apsaugos spindulį? Tai ačiū už klausimą. Iš esmės, kaip ir Gintarė pranešime minėjo, kad gali net 3 paukščių rūšis tame pačiame lizde apsigyventi ir tas spindulys didėja nuo erelio rėksnio, tarkime, iki juodojo gandro. Tai reikėtų, čia labai dėkingas pavyzdys pagal eiliškumą, kaip tik spindulys didėja ir atitinkamai mes įtaikom. Situacija būtų sudėtingesnė, jeigu atvirkštinis būtų variantas. Tai tada
Aš linkčiau prie to, tai nėra parašyta, bet linkčiau prie to, kad turėtų būti saugoma pagal maksimalų, sakykime, tos rūšies, kuri turėjo didžiausią spindulį. Nes vėlgi ta rūšis, tas paukštis gali grįžti, vėl gali lizdas būti pakeistas. Ir jeigu mes, sakykime, buvo juodojo gandro lizdas, jame apsigyveno koks nors vištanagis, ir mes sumažinom spindulį iki 100 metrų, iškirtom aplinkui atitinkamai, tai tikėtina, kad gandro mes jau ten nesulauksim. Tai faktiškai manyčiau, kad spindulys turėtų būti optimalus, reiškia, didesnis. Supratau, dėkui. Taip, dabar matau dar chat dalyje klausimus. Tai klausima, ar stebėjimų duomenys reikia kasmet suvesti į SRI sistemą, pavyzdžiui, jeigu jūrinis erelis kasmet peri 5 metus. Tai ačiū už klausimą. Ta situacija yra svarstyta ne kartą. Tiesiog SRI sistema buvo kurta tokiu principu, kad negalima vienoje ir toje pačioje pirmoje anketoje įvesti papildomai naujos kasmetinės informacijos. Ir tokiu būdu gaunasi, kad kiekvienais metais arba kitų dažnumu yra įvedama vis nauja informacija, įvedant tas pačias koordinatės ir įrašant naują anketą. Tai, sakykime, galima optimizuoti, aš pats esu taip daręs, kad, sakykime, už tos visus 5 metus tiesiog įvedamas įrašas, kad nuo tokių ir kitokių metų konkrečiame lizde perėjo jūrinis erelis ar koks kitas paukštis. Šiaip yra planuojamas ir sistemą modernizuoti, jungti prie biologinės įvairovės specialiai kuriamos platformos, kur, sakykime, ta situacija bus sprendžiama ir galbūt mums pavyks išsiaiškinti ir pasiūlyti tą variantą, kad vienoje anketoje būtų galima viską koreguoti. Tai tikiuosi, čia buvo atsakytas klausimas. Tada kitas klausimas vėlgi Sauliui. Jei lizdas yra visiškai sunykęs ir jam vis tiek galioja apribojimai. Ar galioja turbūt? Čia aš ir minėjau savo pranešime, kad sunykus lizdui, bet išlikus lizdo aplinkai, gali būti iki 4 metų taikomas tos lizdavietės, apsauga visai tai lizdavietė, buvusių spindulių. Tai reiškia, kad paukščiai gali grįžti, sukrauti kitą lizdą, kitame medyje ar tame pačiame medyje. Ir tiesiog yra stebima, ar tie paukščiai grįž ar negrįž. Ir toliau sprendžiama jau po 4 metų. Tai vien lizdo sunykimas, kaip fakto medyje paties lizdo dar nenutraukia jo apsaugos. Nebent būtų sunykęs visas tas medynas pasikeitęs labai. Tarkim, vėjų išvartytas ar kitaip pažeistas ir, žodžiu, jau matosi, kad ten paukščiai nelabai gali perėti. Bet tada tokiu atveju turbūt tikrinama, taip? Tai yra tikrinama, taip. Taip, aš matau, kad kelia dar ranką, Birutė. Kuršėnų regioninis padalinys. Noriu pasiteirauti, ar išvirtęs medis yra su visų lizdu. Tai mums pranešimas taip pat irgi bus apsaugos zona. Ten 4 metus reikės saugoti, ar galėsim trumpiau. O kokios paukščių rūšies? Jūrinis erelis. Jeigu lizdavietė yra įvesta į SRI sistemą, tai vis tiek SRI komisija spręs. Tai reiškia, važiuos ekspertai žiūrėti. Ir jeigu nustatys, kad tinkamos sąlygos jūriniam ereliui susikrauti kitą lizdą, tai faktiškai gali būti 4 metų tas atidėjimo laikotarpis pritaikytas. Yra kitas atvejis, jeigu yra nustatoma stebėjimų metu, kad šita jūrinė erelių pora turi kitą lizdą, kitoje vietoje, tai tokiu atveju gali būti keičiami duomenys. Tai viena lizdavietė SRI sistemoje jau, sakykime, parodoma kaip nebesaugoma, bet tuo pačiu įvedant naują lizdavietę, suteikiant jai apsaugą. Dar vienas atvejis Rėksnio lizde perėjo suopis, tai aptikom su ekologu Kurtuvėnų regioniniu parku. Kaip tai traktuoti? Situacija labai yra tokia įdomi, nes
mažasis erelis rėksnys su paprastuoju suopiu šiek tiek konkuruoja dėl lizdaviečių miško pakraščiuose. Ir gali būti taip, kad vienais metais konkrečiai lizdavietė peri mažasis erelis rėksnys, o kitais metais gali būti paprastasis suopis, tačiau po metų ar po kelių vėl gali viskas pasikeisti. Taigi šiuo atveju, sakykime, vertintume pagal tą pirmą aptiktą paukščių rūšį, kad tai yra mažo erelio rėksnio lizdas, ir taikyti apsaugą kaip mažo erelio rėksnio lizdui. Nebent stebėjimai paliudytų, kelių metų stebėjimai, kad ten jau maži ereliai rėksniai nebeperi. Ir tada vėlgi, kaip ir prieš tai buvusio klausimo atveju, būtų gerai rasti tą lizdą, kuriame yra dabar šiuo metu maži ereliai rėksniai. Ir atitinkamai tada pakoreguoti tuos spindulius. Ačiū. Tada dar matau, kad yra vėl chat skiltyje. Klausimas, ar sunykus lizdavietį reiktų fiksuoti SRIS anketoje? Na, čia turbūt šiek tiek kartojasi, bet gal Saulis vis tiek atsakytų. Tai, kaip ir minėjau, pristatymė gali būti du keliai. Arba jūs vedate informaciją į SRIS anketą tomis pačiomis koordinatėmis ir pastabose rašot, kad lizdavietė sunyko ir nurodote to priežastį. Ir tada, sakysim, aš irgi kaip komisijos narys, matydamas tokias anketas, mes tada jas pasižiūrime. Arba galima tiesiog elektroniniu paštu arba oficialiu raštu kreiptis į mūsų skyrių, saugomų teritorijų tarnybą, biologinės įvairovės skyrių, ir tada mes pateiksime SRIS komisijai svarstyti arba patys svarstysime ir tada nereikės tos papildomos anketos jums vestis apie tai. Va, jeigu parašysite oficialiu raštu, tai tada mes tą informaciją sekam, atsakom jums ir jūs žinot, ir jūs procesą matote, kaip vyksta. Ačiū. Taip, turbūt. Taip, toliau sekantis klausimas būtų, ar naujas lizdas su nauju spinduliu ir greta esantis senas, sunykęs, irgi turi būti su spinduliu saugomi. Tai yra, ar jie abu turi turbūt apsaugos spindulį, čia klausimas. Apsaugos spindulius galėtų turėti du lizdai, jeigu mes nustatom, kad paukščiai juose peri pramečiuodami. Sakykime, turime atvejį, kad yra lizdas, kurį paukščiai užima vienais metais vieną lizdą, kitais metais kitą lizdą ir tą situaciją mes stebime. Tai tokiu atveju šitie abu lizdai turėtų turėti apsaugos spindulį. Jeigu paukščiai vieną lizdą apleidžia ir jau persikelia perėti į kitame lizde, tai tada pirmasis, anasis lizdas jau kaip spindulio nebetenka. Tai čia turbūt ta pati procedūra? Jo, ta pati procedūra. Mes tada vėlgi keičiame vieną įrašą SRIS į kitą ir vienam lizdui įrašą parašome, kad lizdavietė nebesaugoma, o naujai surasta lizdavietė taikoma apsauga. Taip, tada kitas klausimas. Jeigu šių metų Liepos mėnesį pateiktume VSTT SRIS komisijai sąrašą padalinyje sunykusių lizdų, apie 30 vienetų tai būtų, tai kiek laiko prireiks, kad būtų priimti sprendimai dėl jų išėmimo iš SRIS? Esame turėję jau keletą tokių atvejų, yra keli padaliniai čia per pastarosius porą metų pateikę panašius sąrašus. Situacija nėra lengvai komentuojama, nes vienas dalykas, kad pateikiami sąrašai lizdų sunykusių, šalia nepateikiant naujai rastų lizdų. Taigi mes jau iškart nematom situacijos, kuri galėtų būti jau stebima ir lyginant tas lizdavietės. Aš pats ir pernai ir užpernai esu važiavęs, žiūrėjęs tokius lizdus ir, sakykime, randu naujus lizdus toje pačioje vietoje arba labai arti. Paskui kalbuosi su miškininkais, sako, tai mes čia žinojomės, tik tai tą sąrašą netraukiam, nes čia naujas lizdas, o mes norim nurašyti senus. Tai žodžiu, būtų patarimas, jeigu yra šalia žinomi kiti lizdai, tai papildyti tokį sąrašą arba antrą sąrašą pridėti. Va, ir tada ten, kur jau yra tie, kaip anksčiau minėjau, paukščiai lizdą pakeitę, galima greičiau operatyviau tą reikalą spręsti. Ten, kur, sakykime, yra nurašomi lizdai ir nieko naujo nežinoma, tai ekspertai važiuoja, žiūri. Va, dabar tai pas mus biologinės įvairovės skyriuje dirba naujai priimtas žmogus, kuris irgi važiuoja pagal eiliškumą, pagal sąrašą, tai gavę tokį prašymą Liepos mėnesį mes tada spręstume. Dabar atsakyti negalėčiau, priklausys nuo paukščių rūšių, kokios ten nurodytos ir pateikite sąrašą, mes atsakysim. Jo, aš gal norėčiau irgi šiek tiek įsiterpti, kad Liepos mėnesis yra toks laikas, kai daugumos rūšių sezono pabaiga ir matyt iš 30 lizdų didelės įvairovės, tai
tikrai nemažai reiktų laukti kito sezono tikrinimui. Tai gal ir visai yra geras dalykas teikti rudenį arba žiemą, bet nusiteikit minimum vienam sezonui į priekį, kad reikės lauko darbų. Arba patys galite kažkiek tų lauko darbų padaryti, sakykime, užbėgti už akių, surasti kažkokius lizdus, kuriuos jau būtų galima pavasarį ir vienus ir kitus pasitikrinti. Dabar klausimas tada, ar koordinačių nustatymui užtenka telefono programos? Čia aš gal galėčiau atsakyti, kad priklauso nuo telefono ir kur jūs esate. Iš tikrųjų labai įvairiai, ta prasme, atviresniam miške gali užtekti, tankiam ne, tai toks patarimas, kad įsijunkite jau tą programėlę, kokia jinai bebūtų ir žiūrėkit, jeigu koordinatės kinta labai greitai ir smarkiai stovint vietoj, tai jų nefiksuokit, palaukit, kol nusistovės. Kitas dalykas yra, kad naudojam visi Lietuvos koordinačių sistemą ir jeigu jūsų programėlė irgi rodo ne kažkokiais ten laipsniais, o Lietuvos koordinačių sistemoje, tai jinai yra išreikšta metrais. Tai reiškia, kad jeigu keičiasi tik paskutinis skaitmuo, jum nejudant, tai reiškia, kad duoda paklaidą iki 10 metrų. Na, tai patys suprantat, kad lizdui paklaida 10 metrų yra priimtina ir viskas gerai. Jeigu keičiasi 2 paskutiniai skaičiai koordinačių stulpelėje, tai jau yra nepakankama. Tai va čia toks paprastas dalykas. Tiesiog žinokit, kad Lietuvos koordinačių sistema yra metrai ir 10 metrų paklaida yra nieko tokio. Tada sekantis klausimas, kaip pakomentuosite, kai šalia perinčio juodo gandro už 300 metrų kertamas miškas? Ir ar ne per maža tada apsauga su spinduliu ir ar nereikėtų tobulinti teisės aktų? Reikėtų, nes juodojo gandro apsaugai skirtose biosferos poligonuose yra numatoma dar papildoma 300 metrų apsauga už tos jau jų veisimosi vietos ribos, tai gaunasi spindulys dar didesnis. Deja, kitose miškuose, sakykime, tas 200 metrų spindulys vis tik tai ne visada yra pakankamas. Iš tikrųjų, jisai skirtas nekirsti miško plinai, bet jeigu kertama paukščių perėjimo metu, šitie pavyzdžiai, jie tokie yra. Na, čia gal ir yra problema, kad, taip sakant, girdint tokį klausimą iš miškininko, tai ir malonu, ir iš kitos pusės, ar tikrai nekeičiant teisės aktų, kas yra labai sudėtinga, negalima pakoreguoti situacijos. Vat ką ir Saulis pasakė, esmė yra perėjimo metas. Galbūt galima, jeigu yra kirtimų rezervas, sukeisti vietom, arčiau lizdų esančius kirtimus nukelti į rudenį, į žiemą, o vasaros sezono planuoti kirtimus ten, kur tikrai nėra tų lizdų artimoje aplinkoje. Manau, kad tokias korekcijas tikrai nesunkiai galite daryti, nes ir žinau, kad yra darę ir ne vienas miškininkas savo iniciatyvą, tiesiog padidinęs tą veisimosi periodo spindulį, jeigu yra iš ko. Dažnu atveju yra. Norėčiau įsiterpti irgi pakomentuoti, kad tikrai dažnai yra planuojamos pačios ūkinės priemonės, kirtimų išdėstymas pagal augavietės, pagal medynų rūšis, pagal paėmimą medienos ir panašiai, o kažkaip vis pasigendam to jų išdėstymo kitą kartą geranoriško pagal saugomus objektus, nes yra tie kirtimai, kurie galimi ir perėjimo metu, bet jeigu jie yra prišliejami, kaip šiuo atveju, labai arti prie tų veisimosi vietų, tai tas nėra gerai, tai tiesiog mes galim visi pasistengti tos kirtimus šiek tiek sukilnoti patogesnį laiką ir paukščiam to būtų tai geriau. Ačiū. Taip, tada sekantis klausimas Sauliui. Ar vadovaujantis RKO taško apribojimų miškų kadastre, jei tokio taško nėra SRIS? Ar vadovautis RKO taško apribojimais miško kadastre, jei tokio taško nėra SRIS? Čia iš Biržų klausia. Taip, ačiū už klausimą. Tai tokį tašką reikia tikrinti vietoje iš tikrųjų, nes ką mes ir dabar, kaip minėjau, pranešime darome kelinti metai iš eilės, kad mes tokius taškus esančius miškų kadastre lizdavietės įneštas tikriname ir tas, kurias randame, vedame į SRIS. Tai jeigu čia yra tas atvejis, kad lizdas yra kol kas tik tai miškų kadastro duomenyse, jo nėra SRIS, tai reikėtų jį pasižiūrėti. Tai susilaikyti kol kas, sakykime, nuo kažkokių priemonių, kol nėra patikslinta
arba patikslinkite patys, arba patikslinsime mes, bet tiesiog aklai neskubėti, bet inspektorius, kuris tvirtina kirtimus, tai žiūri abi bazės, turėtų žiūrėti abi bazės, tai jis, kaip sakant, apsisaugodamas jis tokį kirtimą turbūt dar neleis vykdyti, kol nebus aišku. Tai sekantis klausimas, truputėlį galbūt čia reikės patikslinimo iš Birutės. Ar galima naudoti Geoportal LT programą? Labai. Čia dėl koordinačių gal buvo klausimas, tai taip. Taip, dėl koordinačių nustatymo. Taip, galima, Geoportalu vis patogiai aš pati kartais naudoju. Jeigu turit galimybę, žinoma, gerai, pavyzdžiui, 2 telefonai, darbinis ir asmeninis, taip padubliuot, patikslint, bet šiaip tvarkoja Geoportalo programėlė. Gerai, ačiū. Taip, ar reikalingi lizdų duomenys miškų kadastre, jei yra SRIS duomenys? Jie skiriasi kardinaliai. Gal galima inicijuoti, panaikinti tokius duomenys kadastre? Taip, istoriškai kadastre atsirado pirmiausia lizdų duomenys ir miškininkai juos naudojo ir atnaujindavo. Bet kada atsirado SRIS-as, tai duomenys pradėjo dubliuotis ir aš suprantu, kad ir pats kadastro nuostatai patys teigia, kad lizdas tai nėra kadastro objektas. Tai sakykime, čia problema yra kitoje vietoje. Problema, kad anksčiau buvo kalbama, kad nėra kas sureguliuotų visą tą didelį srautą ir atrinktų tai, kas aktualu šiai dienai, tarkim, miškininkam naudoti miške, kokie yra duomenys. Tai galbūt, sakykime, gali tai kol kas savo eigomis vykdyti patys miškininkai, kol nėra kitaip pasakyta ar nuspręsta. Tai iš esmės buvo pasiūlymas iš kadastro viską automatiškai perkelti į SRIS-ą, bet tada būtų daug atsikėlę tokių nebeegzistuojančių lizdų. Tai nuo šito buvo atsisakyta ir dabar tie lizdai yra tikrinami. Tai kai tai bus pabaigta, tai tada, manykim, miškų kadastro administruotojai galės nuspręsti, ar vietos lizdus rodo, ar nerodo. Tiesiog gal reiktų žiūrėti kaip į pereinamą į etapą, kurį, kaip suprantat, ir iš ekologijos, ir iš savo darbų, kad jisai negali įvykti per vieną sezoną. Truks matyti keletą metų, kol susivienodins duomenys tarp duombazių ir matyti, kadastras atsisakys šitos funkcijos. Tada sekantis turbūt daugiau toks komentaras, kad labai pasenusi SRIS sistema ir kada tobulinsit. Ir lizdų duomenys dabar yra miškų kadastre, SRIS sistemoje ir miškotvarkos medžiagoje. Tai taip sutinkam, kad SRIS sistema laikoma šiek tiek pasenusia, jinai buvo kurta tam, kad kaupti duomenys. Pačioje pradžioje tikrai nebuvo galvota, kad jinai vykdys šitas funkcijas, kokias jinai dabar vykdo. Ir tai yra, kaip pradžioje minėjau, yra numatytas projektas, kuris optimizuos, jeigu viskas ten gerai pavyks, optimizuos ir patys SRIS ar kitas duomenų bazės apjungs ir mes tikimės, kad ta sistema bus pažangesnė ir galimybės didesnės. Ten svarbiausia bus atskirti stebėjimo duomenys, kaip šiuo atveju, nuo tikrų kažkokių konkrečių lizdaviečių duomenų. Ir dabar ta medžiaga, kada miškotvarkos projektuose naudojama, tai kiek žinau, kolegos irgi labai vargsta, nes ten yra labai dideli duomenų kiekiai, stebėtų gyvūnų augalų, kurie nesusiję su lizdavietėmis ar konkrečiomis augavietėmis ar šiaip radvietėmis ir kelia didelį rūpestį ūkinių priemonių projektavime. Tikimės, kad tas palaipsniui turėtų būti ir galėtų būti šiek tiek susireguliuojama, optimizuojama. Taip pat dar vienas klausimas irgi dėl SRIS turbūt čia atnaujinimo, ar ateityje SRIS programoje bus galima matyti miško sklypus? Dabar negalėčiau atsakyti šitą klausimą, bet iš kitos pusės, jeigu geoportalas, sakykime, miško sklypus atvaizduoja, tai galbūt čia tos programos, kai bus jungiamas įvairios, tai manau galimybė bus tokia. Galėtų būti bent jau, jeigu ten dėl teisų bus susitarta. Tai tada čia dar vienas, kad prašymas būtų, kad SRIS duomenys galėtų naudoti ir girininkijų darbuotojai, tai yra būtų platesnis naudotojų ratas. Tai galiu atsakyti šitą klausimą, kad tikrai yra naudojančių girininkijų darbuotojų, kiek žinau, Telšių regioninio padalinio girininkai, gal Rietavo, teko pernai būti tame krašte, tai jie tikrai naudoja, netgi buvo gražus pavyzdys, kuomet rastas lizdas, man buvo suvestas į SRIS ir
po ten savaitės maždaug jau bitininkas tą lizdą matė savo prieigoje. Tai žodžiu, man atrodo, čia esmė yra, kad gauti tas prieigas, jų paprašyti, bet vėlgi grįšiu prie to, kad tas reisas yra galbūt labai labai turi daug naudotojų ir gal dėl to labai lėčiau sukasi ir čia yra kitos bėdos, bet šiaip kas yra prašę prieigų, tai paprastai jas gauna ir mato. Tada klausimas, ar naudojate biomoną ir kiek jis yra aktualus? Na, biomono duomenų bazė tai yra visiškai atskira duomenų bazė, kurios visai skirtingi tikslai yra. Tai kaip papildoma informacija, tai naudoja mūsų kūrinys, yra biomonas, bet tai yra visiškai skirtingos funkcijos ir tikslai, tai arba nežinau, arba reikėtų jums patikslinti klausimą, ką konkrečiau norėjot paklausti. Tai tada Tomas mums parašė dabar jau į čatą ir klausia, jei bus nauja miškotvarka kitąmet, ar bus galima remtis tik miškotvarkos naujai suprojektuotais saugomais lizdais? Galiu sakyti, kad tikrai ne vien tik tais lizdais, nes, kaip sakyti, miškotvarka suprojektuojama konkrečiam laikotarpiui ir jau, pavyzdžiui, kitą dieną gali būti surastas naujas lizdas ir ta situacija gali keistis. Todėl labai svarbu laiku tos duomenis įvesti į SRIS arba tiesiog savo miškotvarkos projekte pasižymėti. Ir dažnai būna ta nuomonė, kokia anksčiau tekdavo susidurti, kad būdavo miškininkai paima projektą, sako, va čia viskas parašyta, reiškia nieko kito daugiau būti negali. Tai reikia suprasti, kad gamta juk yra nepastovi ir mes negalime viską į projektą sudėti. Tai pakeitimai gali būti bet kada, bet kokie. Tai sekantis tada galbūt klausimas, ar yra galimybė į SRIS programą įvesti tik lizdą be paukščio rūšies, nes dažnai nežinome. Tai tokios galimybės nėra įvesti, nes be paukščio rūšies mes negalime įvesti, nes kaip ir minėjau pranešime, kad vedamas lizdas paukščio, nurodant paukščio rūšį, nurodant nuotraukas to lizdo, tai čia būtų atvejis, kada reikėtų kreiptis ir į ekspertus ir bandyti nustatyti perinčių paukščių rūšį tame lizde. Nes tiesiog kitos rūšies nurodymas, nežinant tikrosios rūšies, šiek tiek yra nekorektiškas, o SRIS duomenų vedėjas, pažymėdamas varnelę, kad duomenys yra teisingi, patvirtina tai, ką jisai suvedė, tai šitoje vietoje reikėtų tikrai žinoti, kokia tai yra paukščių rūšis. Tai žodžiu, turėti savo užrašuose ir bandyti patikslinti tą rūšį. O kaip Gintarė minėjo, kol rūšis nežinoma, vis tiek reikėtų tą vietą pasaugoti, kol bus rūšis nustatyta. Tai toks būtų patarimas. Gal Gintarė galėtų čia papildyti? Jo, tai čia tokia, nežinau, motyvacija ar ne, dažniau sugrįžti tinkamu laiku ir pasižiūrėti, nes žinom tą praktiką, kad taip sakant, yra daug tų lizdų kabančių, tokių, kur nieks tiksliai nežino kas, dėl to jų neįteisina, bet ir nededa pastangų nueiti papildomai pasižiūrėti. Tai arba kita paplitus praktika vesti kaip suopinu. Tai dabar, jeigu atkreiptumėte dėmesį ir prisimintumėt mano pranešimą, tai šalia kertant, išbaidant, jeigu ten yra nesuopis, jeigu kita saugoma rūšis, tai jinai išsibaidžius kraus pakartotinius savo atsarginius lizdus, šokinės iš miško kampo į kampą ir ta problema neišsisprendžia. Jos nesprendžiant, žodžiu. Vis tiek per 2-3 sezonus paaiškėja, kieno yra lizdas, jeigu jis yra užimtas, jeigu netušęs, jeigu yra lankymo požymiai, tai kokie 6 apsilankymai per 3 sezonus ir jūs tikrai turėsit atsakymą, arba tada jau skambinkit, rašykit, kvieskit į pagalbą. Tai gal šitoje vietoje tada galima būtų tiesiog kam rašyti tos, gal ar pas ekologus kreiptis, ar į jūs. Na, tai aš šiek tiek užsiminiau pranešime, aišku, kad bendraukit su saugomų teritorijų specialistais, jeigu persidengia teritorijos, bet ten irgi yra skirtingų kompetencijų ir patirčių žmonės, tai visada konkrečiais atvejais galima tiek kreiptis į mane, tiek į Saulės. Saulės minėjo, kad skyriui daugiau dar dirba žmonių. Mes tarpusavį komunikuojam, pasidalinsim, žodžiu, į bet kurį kreipusis pasižiūrėsim,
Ar mes paprašysim arčiau esančio specialisto, ar derinsim prie savo darbų, ar galbūt jūs busit tiksliai sufotografavę viską ir tik reikės pasirašinėti, apsikeisti informaciją. Tai mūsų kontaktai bus, pranešimų gale matysit, taip pat galima kreiptis tiesiog atsidarius saugomų teritorijų tarnybos kontaktų skyrelį ir rasit specialistus pagal atsakomybės. Ko gero jau galime tada užbaiginėti šį mūsų susitikimą. Kaip minėjau, jau ir Gintarė atsiųsim apklausos anketą, tai labai prašom sudalyvauti ir dėkui už jūsų dėmesį, už skirtą laiką ir tikėkime iki susitikimų. Viso gero. Ačiū, kad klausėt, kad domitės ir manau, visi kartu galėsim toliau dirbti. Viso gero visiems.